Tema šita man nebuvo visiškai nauja ir vis dėlto, aš turėjau čia gerokai padirbėti, kad paruoščiau šitą paskaitą ir tikrai pirmą kartą skaitau, pirmą kartą pristatau tokią savo paruoštą medžiagą apie Vilniaus katedros karališkąsias insignijas. Pradėkime tiesiog dėl informacijos nuo to, kaip jos buvo rastos 1931 metais, tęsiantis Neries potvyniui, rugsėjo 22 dieną. Vilniaus katedros požemiuose atrasti 3 karališkieji palaidojimai su insignijomis. Ir aš manau, kad šio atradimo reikšmę tikrai sunku pervertinti. Kokios būklės buvo atrasti tie palaikai, mes matome fotografijose to meto dviejų valdovų, karaliaus didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio ir karalienės Barboros Radvilaitės. Palaikai kaukolės buvo su karūnomis, galimai taip, kaip buvo palaidoti šie asmenys, bet karalienės Elžbietos palaikai buvo smarkiai suardyti, o karūna ir epitafinė plokštelė, kaip matote, čia man kažkas puolė. Kaip matote, šitoje fotografijoje buvo padėti atskirai ir pakelti šiek tiek aukščiau. 1939 metais insignijos vėl buvo paslėptos, o po Antrojo pasaulinio karo daug dešimtmečių jomis nebesidomėta, o ieškota, kur perlaidotas didysis kunigaikštis Vytautas. Šitame plane aš tik noriu parodyti tokias 3 žymesnes Vilniaus katedros vietas. Tai yra kripta, kurioje buvo rasti karališkieji palaikai šitie. Jinai yra tokioj labai svarbioj vietoj Vilniaus katedros, senojoj presbiterijoj. Vytauto altorius ir kapas po 1573 metų šaltiniuose minimas esantis prie rytinės katedros presbiterijos sienos, kairėje navoje. Ir labai įžymi ir svarbi kripta, kurios negalima nutylėti, yra turbūt 14 amžiaus pabaigos, 15 pradžios ištapyta labai įspūdinga freska. Mykolas Gomulickis savo tyrime, kurį esu paskelbus, jo tyrimas yra likęs rankraštyje, kuris yra Krokuvoje, pakankamai įtikinamai, remdamasis kapitulos archyvų ir kitais dokumentais, yra įrodęs, kur buvo perkeltas Vytauto kapas ir altorius atnaujintoje po 1520 metų gaisro Vilniaus katedroje. Na ir čia jūs matote štai šitą tą pačią vietą. Buvo pastatytas Vytauto antkapis ir tas viskas išliko iki 1610 metų gaisro, o vėliau šaltiniuose nebemini. Taip pat iki 1610 metų gaisro didysis katedros altorius, arba dar Pilipavičiaus altoriumi vadinamas, dar vadinamas Vikarų su švenčiausiu sakramentu, yra pačiam centre presbiterijos irgi prie pat rytinės sienos. Ir iki 1655 metų, iki Maskvos invazijos, Švento kryžiaus altorius daug kur šaltiniuose klaidingai vadintas Vytautiniu, arba tiesiog jam buvo priskirtas tas vardas po to, kai sunyko šitas, reiškia, Dievo kūno altorius. Ir šita vieta yra pakankamai svarbi, todėl, kad šiaip jau viduramžių katedrose šitie centre katedrų stovintys Švento kryžiaus altoriai turėdavo tam tikrą išskirtinę sakralinę reikšmę, netgi prie jų vykdavo valdovų karūnacijos. Na ir taip jau likimas lėmė, kad 17 amžiaus pradžioj, reiškia,
mūsų tų trijų asmenų karališkųjų palaikai buvo palaidoti iš pradžių senojoj karališkoj, reiškia, koplyčioj, kuri buvo įkurta mirus šventajam Kazimierui, tiesa, jis tada nebuvo šventasis, bet vis tiek jau Vailaitis ir šita koplyčia ir šita kripta, kaip jau istoriškai taip ir tapo priskirta valdovams Lietuvos, mirusiems vėliau ir čia palaidotiems, bet pastačius naują karališkąją, taip ir pavadinta Švento Kazimiero koplyčia, kuri beje buvo be rūsio tada ir joje palaidot negalima buvo nieko. Ir tada Eustachijui Valavičiui, Vilniaus vyskupui Eustachijui Valavičiui atidavus tą pirminę irgi didelę koplyčią šiaurinėj katedros pusėj, reiškia, štai ir mūsų tie valdovai, Šventas Kazimieras iškeliavo į šitos koplyčios altorių, o anksčiau, reiškia, palaidoti toje koplyčioje iškeliavo čia, kur buvo Švento kryžiaus altorius. Ir čia jie išbuvo iki pat 20-ojo amžiaus pradžios, iki 4-ojo dešimtmečio, iki to didžiojo Vilniaus potvynio. Karalių palaikai 1931 metais buvo rasti be jokių sarkofagų, Barboros geriausiai išsilaikė, Elžbietos buvo smarkiai suardyti, bet insignijos neišplėštos ir fotografijos rodo, kad mes čia tikrai turim pakankamai daug tos tokios, autentiškos to meto valdovių palaidojimo schemos, taip vadinkim, arba metodo. Štai ir Jurgio Hopeno piešinyje karalienės Barboros palaikai pavaizduoti ir tikrai labai tvarkingai, viskas ir rankos sukryžiuotos, ir skeptras, ir obuolys savo vietose. Ir netgi toji paslaptingoji lentelė, kuri buvo karsto viduje ir kurios tikrai turbūt niekas nematė, arba mažai kas matė iki iškelimo šitų palaikų. Tik tai palyginimui noriu parodyti jums iš Lenkijos skaitmeninio archyvo fotografiją Stepono Batoro. Atvėrimas karsto, ne visi karstai Vavelio katedroj Krokuvos yra atverti, iki šiol nėra atvertas Jogailos karstas ir kartais Lenkų tyrinėtojai, kaip ir norėtų, bent jau neatveriant, įleidus zondą padaryti kažkokį tai tyrimą, kas yra tame Jogailos kape, bet kol kas Krokuvos vyskupai, dvasininkai su tuo nesutinka. O Stepono Batoro karūna insignijos yra išimtos ir yra dabar Krokuvos bažnytinėme muziejuje. Ir aš tik tai noriu pabrėžti, kad kada palaikai nesuardyti valdovo, kai taip viskas savo vietose, tai maždaug taip atrodo tos liekanos ir netgi išlieka tekstilė visai neblogai. Taip kad šitos fotografijos tikrai yra mums irgi naudingos. Klausimų dėl karališkųjų palaidojimų Vilniaus katedroj kyla daug. Kodėl nebuvo užsakyti sarkofagai? 16 amžiaus, tai jau 16 amžiuje tai jau buvo įprasta praktika. Arba kur jie dingo. Ar kripta buvo tvarkoma? Antai 1499 metais iš valdovo iždo buvo sumokėta už Vytauto kapo priežiūrą, už didžiojo kunigaikščio Vytauto kapo priežiūrą. Už naują audinį, juodą aksomą, vadinasi, tokios priežiūros laikytasi tradiciškai Lietuvoje. Turiu aš šaltinį ir apie tai, kad 17 šimtmečio 4 dešimtmetyje taip pat buvo įstatytos grotos. Būtent šitą greičiausiai, kurioje ir buvo rasti šitie palaikai, šitą jau antrąją, vadinkim, karališkąją kriptą.
Bet vis dėlto 1931 metais kai kurie iš tų mūsų rastų karališkųjų palaikų buvo labai blogam atstovėje, išbarstyti kaulai, tai pavyzdžiui, kaip karalienės Elžbietos. Žygimantas Augustas buvo užsakęs akmenį savo pirmųjų 2 žmonų antkapiams, bet ar jie buvo pagaminti? Kodėl nebuvo užbaigta Šventos Barboros naujos bažnyčios statyba, turėjo tapti Žygimanto Augusto ir jo šeimos nekropoliu? Tokie klausimai pakimba be atsakymų. Na, matyt, kažkokios nelaimingos susiklosčiusios aplinkybės neleido sukurti Vilniaus katedroj karališkojo nekropolio, tokio, kokį turėjo, kokį dabar nebeturi, pavyzdžiui, Krokuvos Vavelio katedra. Dabar apžiūrėkime inskripcinės lenteles arba epitafijas. Simono Starovolskio knygoje Monumentas Armatonui, išleistoje 1655 metais. Tarp kitų Vilniaus katedros epitafijų nurašyta ir Barboros prie karsto išorėje pritvirtinta lentelė epitafija. Barboros epitafijos įrašas įrašytas tarp Radvilos Juodojo žmonos Elžbietos Žydloveckos ir Radvilo Perkūno žmonos Kotrynos Tenčinskaitės Tenčinskos, ir sakyti epitafija. Ir tai rodo, kad bent jau epitafija Barborai katedroje iki 1655 metų egzistavo, nes įrašas toks pat kaip lentelėje, kuri buvo ant karsto. Ir nemanyčiau, kad kas nors Starovolskiui, nežinau, įlindęs į tą kriptą iš kunigų, tai tik dvasininkai galėjo ten įlysti, nurašinėjo kažkokius tai, nes tokios praktikos jo knygoje nepastebėjau. Greičiausiai vis dėlto jo toje sarmatų paminklai šitoj knygoj yra įrašai paminklų tų, kurie stovėjo bažnyčios. Epitafija karalieniai Barborai buvo įrengta 1861 metais Švento Kazimiero koplyčioje. Tekstas kartoja Starovolskio publikuotą, išskyrus arabiškus ir romėniškus skaitmenis. Apačioje nenurodyti karūnavimo metai, tik mirties data, nors pas Starovolskį skaičius 1550 yra, netilpo, sunku pasakyti. Galimas daiktas, kad čia buvo kažkokie politiniai dalykai, nes vis dėlto buvome Rusijos imperijos valdžioje. Vadinasi, įrašo lentelėje tekstas buvo žinomas 17 amžiuje ir vėliau, bet jį galėjo žinoti iš Starovolskio knygos, kurią tyrinėtojai tikrai žinojo. O štai karalienės Elžbietos Habsburgaitės epitafinės lentelės nuorašo pas Starovolskį nėra. Vadinasi, jai nebuvo pastatytas joks antkapis ar epitafija. Bet 1861 metais, gegužės 10 dieną, Eustachijus Tiškevičius, padedamas Adolfo Čapskio, užsakė skulptoriui Juozapui Kozlovskio epitafinę lentą karaliui Vladislovui Vazai, kuri buvo įrengta Švento Kazimiero koplyčioje. Aišku, tas pats autorius, Juozapas Kozlovskis, padarė epitafijas įtaisytas kitiems valdovams Švento Kazimiero koplyčioje, karalienėms Barborai, Elžbietai bei karaliui Aleksandrui. Elžbietos įrašas labai artimas inskripcijai ant sidabrinės epitafinės karsto lentelės, bet vis tik rašybos skirtumų yra labai daug. Na, šie faktai, mano, dar čia nėra taip giliai ištirti, aš tik tai juos kol kas konstatuoju, kad prieš 1861 metus kažkas nusirašė Elžbietos lentelės įrašą, kuri, kaip rodžiau prieš tai fotografijas, buvo padėta po karūną kažkur šoninė visiškai. Tai galėjo būti kas nors iš kunigų arba senienų muziejaus. Pavyzdžiui, Adomo Honorio Kirkoro vadovė po Vilnių išleistame Krokuvą 80 metais yra informacija apie Tiškevičiaus ir Čapskio įrengtą va štai šitą lentą. Na, nežinom, kas vis dėlto padarė nuorašą. Vilniaus senienų muziejaus įkūrėjai iškėlė iniciatyvą pastatyti karalieniai Barborai paminklą.
Paminklo variantus 1862 metais sukūrė skulptorius Henrikas Dmachauskas. Jo abu variantai paminklo yra publikuoti. Savo kūrinius pateikė Berlyno skulptorius Johanas Friedrichas Drake. Šitų aš kol kas neradau, nežinau, kaip tie paminklo projektai atrodė. O šitie yra žinomi iš Jono Obsto straipsnių spausdinto leidinyje 1912 metais. Na ir dabar pereikim jau arčiau prie pačių objektų. Karališkojo nekropolio reikalai buvo ilgam užmiršti po Antrojo pasaulinio karo, katedra buvo uždaryta, paskui tapo Lietuvos dailės muziejaus paveikslų galerija, karališkoji kripta sutvarkyta itin kukliai. Epitafijos karstams pagamintos, herbai ir įrašai pakankamai laisvos formos. Jeigu palygintumėm karalienės Barboros karsto epitafiją dabar esančią ir tikrąją, rastą 24 metų gruodžio mėnesį, tai mes matom, kad tos epitafinės lentelės, kurias daugelį dešimtmečių matėme karališkoj kriptoj, vis dėlto neatitiko tikrovės. Oi, aš turėjau datą, kada jos buvo pagamintos, bet dabar to neturiu po ranka, bet man atrodo, kad netgi ir va šitą, ką dabar rodau, jau buvo pagaminta nepriklausomybės laikais. Na, iš naujo atrastos įkapių insignijos ir epitafinės lentelės atveria mums naujas galimybės tyrimus. Kaip aš pasižiūrėjau senesnės nuotraukas ir štai bažnytinio meno ekspozicijoje, kuri buvo surengta 2025 metais sausio 6 berods dieną bažnytinio paveldo muziejuje, insignijų skaičius nepasikeitė, visi daiktai yra tie patys, kurie buvo rasti 1931 metais. Ir taip kažkaip man pasirodė tai gražu ir prasminga, kad ir šita tokia pirmoji matyta ekspozicija tais laikais Vilniaus katedroje ir didžiausioji insignijų ekspozicija primena vieną kitą. Dabar pereikim prie pačių, tų funeralinių įkapių tyrimų. Susipažinau su naujausia karališkųjų funeralinių įkapių literatūra, mokslinė, ir galiu pasakyti, kad insignijomis laikoma karūna, skeptras, obuolys, kalavijas, žiedas, relikvijorius arba krūtinės kryžius ir tekstilė, vela mortuorum ir palija funeral. Čia dar matote piešinį, kuris dabar eksponuojamas, gal ten Proksimilė greičiau eksponuojamas Lietuvos nacionaliniam muziejui, karalienėms skirtoje parodoje. Jis mane labai sudomino šitas piešinys, nes jame labai gražiai, tiesiog mano paskaitai, puikiai pademonstruota, kaip nešamos šitos funeralinės insignijos būtent. Reiškia, gali būti, kad maršalka eina su lazda ir ta lazda bus sulaužyta, tada valdžios obuolys, skeptras, kalavijas, laidojamas karalius, karūna ir antspaudas. Antspaudas taip pat sulaužomas ir, aišku, savaime įkarsta liesna. Dabar karaliaus Aleksandro Jogailaičio karsto karūna ir kalavijas. Karūna buvo paslėpta 1939 metais, o kalavijas taip ir liko gulėti katedros zakristijoje. Ir su kitais daiktais ir meno kūriniais iš Vilniaus katedros uždarytos po Antrojo pasaulinio karo pateko į Lietuvos dailės muziejaus rinkinį. Aš gerai atsimenu šį artefaktą. Jis buvo labai sunykęs, gerokai sutrumpėjęs, galimas daiktas, jis buvo perlaužtas, įdėtas į karstą. Restauruotas, kurį laiką buvo eksponuojamas katedros požemiuose, šiuo metu laikomas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose,
atrodo, kad ekspozicijoje yra demonstruojamas tas kalavijas. Aleksandro Jogailaičio kalavijas priklauso dvirankių kalavijų tipui. Šitą dalyką nustatėme komisijoje, kuri įrašinėjo šios objektus į nacionalinį paminklų sąrašą, kultūros ministerija rašė. Na, kalavijas viena svarbiausių karališkos valdžios insignijų, jo pažymimas vadovavimas kariuomeniai, teisminės ir administracinės galios. Kalavijas įteikiamas naujam valdovui karūnacijos metu, insignijos turėjo sakralinę reikšmę. Kalavijų valdovas gina savo šalį ir jos gyventojus. Kalavijo simbolika lotynų kalba išreiškiama justicija ir pietas, teisingumas ir gailestingumas. Yra nemažai informacijos, kaip būdavo laidojami valdovai 14-15 amžiuje krikščioniškoje Europoje. Pavyzdžiui, imperatoriaus ir čekų karaliaus Karolio IV. Kūnas gulėjo ant puošniai įrengto katafalko, prie jo galvos buvo padėtos 3 karūnos, Milano kunigaikščio, imperatoriško ir Čekijos, o iš kairės obuolys ir ten pat kalavijas be makštų, o iš dešinės skeptras. Ant rankų buvo užmautos baltos pirštinės, ant pirštų daug žiedų, figūrą dengė purpurinis apsiaustas. Ant galvos jis turėjo pačią puošniausią karūną, 12 riterių laikė virš katafalko baldakį. Prieš uždarant karstą, kūnas perrengiamas laidojimo drabužiais, dažniausiai vienuolių abitų. Uždedamos karsto insignijos arba funeralinės insignijos. Karūna, skeptras ir obuolys. Tas viduramžių ceremonialas nesikeitė ir 16 ir 17 šimtmetyje. Na ir čia tiesiog aš parinkau ikonografijos, imperatoriaus pirtis, Hanso Holbeino jaunesniojo graviūrą, imperatorius su nuogu kalaviju, imperatoriaus Frydricho II įkapės 13 amžius, čia jau iš funeralinių insignijų tyrimų. Panašiai galėjo būti ir Aleksandras gulėti. Na ir kalavijas, kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio insignija, jis matosi ir Vytauto didžiojo majestotiniame antspaude, ir Žygimantas Kęstutaitis 1422 metais tapęs didžiojo kunigaikščiu gavo insigniją kalaviją. Tie dalykai istorijoje funkcionuoja, yra istorikų tyrinėti, gana gerai žinomi. Iš Aleksandro Jogailaičio pakelimo didžiojo kunigaikščio prašymo žinoma, kad Lietuvos maršalas jam įteikė nuogą kalaviją. Laikydami nuogą kalaviją vaizduojami 14-15 amžiaus Silezijos kunigaikščiai antkapiuose arba antspauduose. Kalavijas būdavo dedamas į karstą. Ir Aleksandras matome, kad palaidotas su kalaviju, laikantis seniausių europinių taisyklių, kurios buvo nustatytos jau 90 amžiuje. Dėl šaltinių stokos mes iš tikrųjų nežinome, kas vadovavo jo laidotuvių ceremonijai. Aleksandras Jogailaitis Liepos mėnesį susirgo Lydoje, Liepos 24 dieną pasirašė testamentą, išreikšdamas valią būti palaidotam Vavelyje, tarp tėvo ir brolio Jono Albio. Mirė jisai 1506 metais, rugpjūčio 19 dieną Vilniuje. Friderikas papė rašė, kad sužinojęs apie sunkią Aleksandro ligą į Vilnių skubiai išvyko Žygimantas Senasis brolis. Lietuvos didikai neleido išvežti Aleksandro, jis liko Vilniaus katedroj. Na, čia taip pat istoriografijoje minima, kad iš visų Jogailaičių jis labiausiai jautėsi esąs lietuvis, bet tai čia interpretacija. Aleksandro Jogailaičio laidotuvių aprašymas yra išlikęs Motiejaus Miechovitos kronika po Leonorų 1519 metai. Už šitą nuorodą labai dėkoju istorikui Stevenui Rowellui. Tai čia be istorikų pagalbos, tai aš čia nebūčiau nieko padarius. Ir čia iš lotynų kalbos aš iš tos kronikos išsiverčiau taip plius minus tą aprašymą jo laidotuvių.
Ir paskaitysiu jį. Valdovui mirus susirinkę lietuviai sprendė laidotuvių klausimą. Lenkijos kancleris Janas Laskis maldavo nepriimti galutinio nutarimo, kol neatvyks brolis Žygimantas. Politinė intriga, kaip rašo Miehovita, glūdėjo baimėje, kad jeigu Žygimantas išvyks į Krokuvą su Aleksandro karstu, Mykolas Glinskis užims Vilnių ir vainikuosis didžiuoju kunigaikščiu. Aleksandro laidotuvės įvyko tik spalio 11 dieną. Katafalką lydėjo 31 išpuoštas vežimas. Vedami buvo 32 damastinių aksomų uždengti ir brangakmeniais išpuošti žirgai. Nešamos 8 vėliavos ir 4 raiteliai, nešantis ietį, kardą ir karaliaus drabužius. Tiek yra žinoma iš šito aprašymo, kitų aš nežinau, galbūt jų ir yra. Na, o čia yra asociatyvinės iš kodeksų miniatiūros, vaizduojančios to meto 15 amžiaus maždaug laidotuvės iš kodeksų. Taigi matom, kad Aleksandras Jogailaitis buvo palaidotas kaip karalius. Jo karūnoje yra 6 vėliavos. Ir jo šitoj įkapių karūnoje pastebėjau skylutes tam lange. Ir jos galėjo būti skirtos pritvirtinti karališkai gaubtai šautuvę, sutvirtinta lankeliais. Na, panašiai, kaip matome šitoje iliustracijoje, kad daug vėliau buvo padaryta karaliaus Žygimanto Senojo įkapiams, jos dabar yra Krokuvoje, Mateikos muziejuje. Bet aišku, nežinia, ar šitas Žygimanto Senojo karūnos tokia kaip ir rekonstrukcija, sakoma, kad tas tekstilinis gaubtas restauruotas. Bet ar jis čia tikrai autentiškas, nes išrinkta buvo labai senai, tai žinoma, mes iki galo nežinom. Karaliaus kūno paruošimas laidotuvėms trukdavęs iki 3 dienų. Antai Kazimiero Jogailaičio, mirusio 1492 birželio 7 dieną Gardine, įkapiams karūna buvo pagaminta iš odos ir auksuota. Jos formą 1973 metais atkūrė restauratoriai, čia matote šitoje kairėje iliustracijoje. Na, vėlyvosios gotikos stiliui priskirtina ir Aleksandro Jogailaičio įkapių karūna. Ji turėjo būti pagaminta gana greitai, auksakalių Vilniuje buvo pakankamai, cechas veikė nuo 1495 metų. 1548 metais buvo surašytos Lenkijos karalių laidotuvių ceremonijos taisyklės Ordo Pompe Funeris. Verta pabrėžti, kad 16 šimtmetyje vakarų Europos dvaruose vyko tam tikra ritualų kodifikacija, toksai sutvarkymas. Mirusio valdovo kūnas apvelkamas iškilmingais drabužiais, čia tose taisyklėse nurodymai, su puošniomis insignijomis - karūna, oboliu, skeptru ir kalaviju, ir iškeliamas atsisveikinti. 3 dieną kūnas ruošiamas įdėti karstą, insignijos pakeičiamos įkapių insignijomis ir taip pasiruošus pradedama laidotuvių procesija. Karstas vežamas į bažnyčias, vyksta pamaldos, iškilmėse dalyvauja minios žmonių. Taisyklėse pabrėžiama, kad nuleidžiant karstą į kriptą turi dalyvauti sosto paveldėtojas. Tai yra įdomi aplinkybė. Kadangi taisyklės buvo surašytos Žygimantui Senajam mirus, tai gali būti, kad atsižvelgta į tai, kad jis dalyvavo Vilniuje, laidojant Aleksandrą Jogailaitį ir tuo tarsi jau po to ir perėmė valdžią iš Aleksandro abiejose valstybėse. Bet galbūt tai buvo nuoroda ir į Žygimantą Augustą tose taisyklėse, kuris jau buvo, reiškia, vainikuotas Lenkijos karaliumi, Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir automatiškai pakeitė tėvą abiejose sostuose. Pasibaigus egzekvijoms sulaužomas šalmas, skydas, kalavijas ir ietis. Abu maršalkos sulaužo savo lazdas, o kancleris sulaužo valdovo spaudą ar spaudus. Šitie etapai jau buvo įvykdyti mirus karaliui didžiajam kunigaikščiui Jogailai, jis mirė Grodeke. Taip pat vyko ir Habsburgų laidotuvių ceremonija. Na, įkapiams skirtos karūnos pagaminimas nėra sudėtingas. Daug daugiau laiko užima auksavimas, nes naudojamas amalgaminis būdas su gyvsidabru.
Amalgama susidaro, kai auksas ištirpinamas gyvsidabryje proporcija 1:8. Toks auksavimas reikalauja labai geros kvalifikacijos. Tyrinėdami Aleksandro karūną mes matome, kad ta amalgama tiesiog lupasi nuo metalo paviršių. Turiu pasakyti, kad nežinau, kaip restauratorių bus išvados ir aišku, karūną šitą bijojau net paimti rankas, jos būklė labai prasta, kai jinai buvo rasta. Bet taip atrodo iš tos išvaizdos, kad jinai greičiausiai buvo pagaminta iš vario arba iš labai žemos prabos lydinio. Ji galėjo būti laikinoji, ruošiant karalių išvežti Krokuvą, nes ta visa intriga su jo laidotuvėms, tai čia irgi darbas istorikams. Galimai dirbinio paviršius nebuvo tinkamai paruoštas, o apskritai imant amalgama blogai prilimpa prie kitų metalų. Taip pat jo kape buvo rasti 2 žiedai. Juos galėjo įdėti artimiausias asmuo, didžioji kunigaikštienė Elena. Jie atsivežė į Vilnių daug turto, minimi brangakmeniai. Abu žiedai su turkiu. Turkis aliuzija į Azijos juvelyriką. Aleksandro Iždinės 1506 metų inventoriuje yra minimi žiedai su turkiais, Angolus kumturku. Šie žiedai pagaminti labai paprastai. Į kaitintą auksą įspaudžiamos turkio akutės. Technika būdinga viduramžiams. Vieno žiedelio kastas pakankamai toks primityvus, kito šiek tiek gal gražesnis, abiejų lankeliai prakirpti. Gali būti, kad tam, kad būtų galima uždėti ant pirštinių. Taip pat Aleksandro kape buvo rasta moneta grašis, nežinia ar tikrai priklausė šitam kapui, tokia menka monetėlė, bet gali būti, kad taip kukliai brolį pagerbė Žygimantas Senasis, nes šita tradicija įdėti į karstą prieš jį užvožiant medalį, medalioną, monetą, šita tradicija buvo ir dar su ja šiandien susidurs. Dabar karalienė Elžbieta Habsburgaitė. Ji buvo Ferdinando I Habsburgo duktė. Sesė, būdama 3 metukų, jau buvo numatyta tapti Žygimanto Augusto žmona. 1530 metais buvo pasirašyta jų dviejų vedybinė sutartis. 1543 metais gegužės 6 dieną įvyko iškilminga vestuvių ceremonija Krokuvoje, Elžbieta buvo vainikuota karalienė Vavelio katedroje. Kilus maro epidemijai, 44 metais pavasarį Krokuvos dvaras išvyko į Varšuvą. Lietuvos Seimas buvo sukviestas Brastoje, spalio 6 dieną jau atvykus Žygimantui Augustui, tėvas perdavė valdžią Lietuvos didžioji kunigaikštystei. Šiame Seime dalyvavo Vienos pasiuntinys ir Elžbietos sekretorius Alfonsas Daragonas. Jis patikino jaunąjį karalių, kad kraičio sumos bus sumokėtos. Žygimantas Augustas ir Elžbieta tuoj pat išvyko į Vilnių. O 45 metų pavasarį į Krokuvą atvyko Austrijos pasiuntiniai dėl 100 000 dukatų kraičio išmokėjimo. Žygimantas Augustas gegužės 8 dieną išvyko į Krokuvą atsiimti kraičio. Ir Elžbieta jam išvykus mirė Vilniuje birželio 15 dieną. Gegužės antroji pusėje viešėdamas Krokuvai Žygimantas Augustas gaudavo neramių žinių apie žmonos sveikatą. Antai gegužės 21 dieną iš vaistininko Pranciškaus ten Krokuvai buvo įsigyta įvairių preparatų jaunai karalieniai Vilniuje gydyti. Birželio 22 dieną Krokuvą pasiekė žinia apie Elžbietos mirtį. Reiškia, visą savaitę jie nežinojo. Ir Žygūnas jojo savaitę į Krokuvą išvykti. Pradėta pirkti labai dideliais kiekiais įvairius audinius. Reikėjo aprengti visus dvariškius, kambarinius, žirgininkus gedulo drabužiais. Išleistos buvo milžiniškos sumos. Žygimantas Augustas juoda spalva išrengė visą savo dvaro kortežą. Asociatyviniai miniatiūroje matom, kaip galėjo atrodyti toks gedulingas kortežas tuo metu. Ruošiant Elžbietos kūną laidotuvėms Žygimantas Augustas nedalyvavo. Jis grįžo iš Krokuvos tik rugpjūčio pradžioje, o laidotuvės įvyko rugpjūčio 24 dieną. Tuo metu Krokuvoje buvo išspausdinta keletas panegirikų, skirtų egzekvijoms, besimeldžiantiems už Velionės karalienės sielą bažnyčios.
Kas vyko 45 metų pavasarį atspindi vienintelis dokumentas - Žygimanto Augusto iždininko Stanislovo Vlošeko Vilniaus sąskaitų knyga. Jos viršelyje yra vytis ir tikrai jinai buvo rašyta Vilniuje, publikuota jinai 1911 metais. Iš tos knygos mes sužinome, kad vasario mėnesį buvo sumokėta 5 auksakaliams už stalo sidabro gaminius, perdirbinėjami herbai ant goštautų sidabro ir minima karūna. Kažkokia karūna, bet neaišku kokia. Gegužės 11 dieną Žygimantas Augustas Krokuvoj iš vietinio juvelyro Stanislovo Voito įsigijo 6 žiedus su deimantais ir rubinais, safyrais, bei šlifuotas, nusmailintų, atkreipiu dėmesį, deimantų ir rubino akutes už 550 auksų. Milžiniška suma tais laikais. Išlaidus buvo valdovas juvelyriai. Vlošeko sąskaitose galima aptikti visokiausių įdomybių. Pavyzdžiui, Krokuvoj buvo perkami audiniai, iš kurių čia gyventama jaunoji karalienė Elžbieta siuvosi savo patinius. Juodi audiniai buvo perkami specialiai gedulingoms mišioms. Juodi audiniai perkami interjerams, sostui, baldakimam, užtiesalam. Tai rodo, kad Vavelio dvaras paniro į gedulą. Vengrijos karalieniai našlei Izabelei, ji buvo taip pat jau vilaitė, buvo išruošta speciali karieta, pagaminti 2 specialūs balnai Izabelei jos mažamečiams sūnui. Liepos pradžioje kortežas išvyko į Vilnių. Rugpjūčio 7 dieną Žygimantas Augustas jau buvo Vilniuje. Laidotuvių ceremonijai paruošiamos specialios skrybėlės, specialios kelnės, šarovarai, matyt plūdrai, dažnai vaizduojami beje, reiškia ikonografijoje tos kelnės vyriškos. Deja, pati ceremonija neaprašyta, tik tai, kad didžiulės sumos išleistos ir išduotos iždininkams, reiškia tikrai labai brangiai kainavo tos laidotuvės. Dabar insignijos, kurias aptikome karalienės Elžbietos Habsburgaitės kape. Kape buvo rasta karūna, auksinis medalionas, auksinis žiedas su deimantais, auksinė grandinėlė, epitafinė karsto lentelė. Įkapių karūna karalienės Elžbietos. Sidabras, kalimas, kalstymas, karpimas, auksavimas. Pagaminta ji tikrai Vilniuje 45 metų birželį, tai yra po jos mirties. Karūna labai originalios formos, sudaryta iš kelių dešimčių lapelių, kurių išlankstymas sukuria tokį virpėjimo įspūdį. Čia specialiai dėjau savo fotografiją, kurią padariau, kai apžiūrinėjau insignijas. Karūnos lankas sumažintas. Na, greičiausiai pritaikant mirusiosios galvai, bet dabar, kol mes tos neturim nei tos galvos, nežinau, kaip ten su ta galva, nei mes tų įkapių turim, tai mes, žinoma, čia tik tai spėlioti galim, kodėl tas lankas taip sumažintas. Karšta epitafija. Taip pat pagaminta be abejo Vilniuje. Įdomu tai, kad 2 herbai, kurie pavaizduoti lentelės galvose, nenukopijuoti. Ten 2 vienodi herbai tuose galvose, nenukopijuoti nuo Elžbietos asmeninio antspaudo, sukurto jai tapus Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžiąja kunigaikštienė. Na, įrašas antspaude lotyniškas, tradicinis. Antspaude nėra Lenkijos karalystės herbo, tik vytis ir Čekijos liūtai. Nėra antspaude karūnos. Lentelėje Elžbietos titulai neminimi, herbas kitoks. Na, įdomus tai yra atvejis, laidotuvių ceremonijos metu antspaudai turėjo būti sunaikinti. Ir dar kartą tas karsto lentelėje herbas išraižytas, jis visai kitoks negu asmeniniam antspaude. Jis sieja velionę su Vienos ir Ispanijos Habsburgais. Vietoje vyčių 2 Čekijos liūtai. O čia dideli. Tada Vengrijos herbas su juostomis. Va čia tokios juostos, vengriškas herbas. Centre čia Austrijos herbas, šitas. Taip pat Ispanijos. Ji buvo Ispanijos karalių anūkė, imperatoriaus Karolio V dukterėčia, pabrėžiama ypatingai aukšta Elžbietos kilmė. Na, man šitos heraldinės mįslės kol kas dar per sudėtinga
tikriausiai dar turės specialistai jas spręs. Taip pat dar vienas labai sudėtingas tyrinėtojų tyrimo požiūrių kūrinys yra rastas Elžbietos kape. Tai gryno aukso 1533 metais nukaldintas taleris, iš kurio padarytas medalionas, prie jo pritvirtinta kilputė. Ir jinai, ta dovaninė moneta, tapo medalionu. Abiejose pusėse dviejų valdovų profiliai, Žygimanto Augusto ir Žygimanto Senojo. Jo tėvo. Bet kilputė pritvirtinta taip, kad Žygimanto Senojo profilis tada reiškia, čia yra geroji pusė, o čia blogoji. Jis tada virsta ant šono, 90 laipsnių kampu. Na, tam tikras koks tai brokas, nelabai aišku kodėl. Man pasirodė, bet žinoma, aš apžiūrinėjau šį kūrinį, kai jis dar buvo, nu ir dabar turbūt dar jis yra nerestauruotas ir kaip matote, tos dėmės atsiradusios, nors tai yra tikrai nepaprasto didelio retumo, berods tik dar vienas vakarų Europos rinkiniuose toks, reiškia, medalis taleris yra žinomas. Nu ir tada toks vėl kyla klausimas, kas įdėjo šį brangų daiktą Elžbietos karstą. Na ir čia vėl prisimename, kad Žygimanto Senojo laidotuvių ceremonijos metu, tai jo laidotuvės vyko seniau, reiškia vėliau, jo dukros taip pat įdėjo į tėvo karstą 2 didelės auksinės monetas su jo portretu. Taip kad šita tradicija jų dvare, jinai funkcionavo. Karalienė Elžbieta buvo palaidota su nepaprastai prabangiu žiedu, kurio akutė sudaryta iš 5 deimantų. Deimantų kompozicija vaizduoja leliją, sąmoningai pabrėžiant Elžbietos karališką kilmę ir statusą. Tai itin retas juvelyrinis dirbinys, Lietuvoje aišku vienintelė. Beveik neabejotina, kad šią brangenybę Elžbieta atsivežė iš Vienos. Tuoj paaiškinsim kodėl. Truputį vėliau. Karalienės Barboros Radvilaitės insignijos ir įkapės aptiktos jos kape. Kas buvo aptikta 31 metais ir dabar? Karūna, skeptras, obuolys, auksinė grandinė. Neparodžiau beje Elžbietos auksinės grandinėlės, bet jinai tiek paprasta, kad ten man čia neverta fotografuoti. Epitafinė plokštelė arba lentelė, 2 prabangūs auksiniai žiedai su brangakmeniais ir deimantais, 1 paprastas žiedas ir karsto lentelė su herbais. Ir dar 1 lentelė buvo ant jos krūtinės. Karsto tai yra, kuri prie karsto pritvirtinta išorė. Barbora buvo išreiškusi pageidavimą būti palaidota į Vilnių. Ji mirė 551 metais, gegužės 8 dieną Krokuvoje. Abu broliai Radvilos norėjo, kad jinai būtų palaidota Vavelyje. Žygimantas Augustas nesutiko. Barbora buvo pašarvota Vavelio rūmuose kitą dieną po mirties, ant katafalko ji gulėjo su insignija. Su Barbora buvo atsisveikinama ilgai. Tik po 6 dienų ji sukarsto... Paprašyti, kad nutildytų garsą. Kas klausotės, prašome nutildyti garsus, nes čia mums į auditoriją patenka. Tik po 6 dienų ji su karsto įkapėmis buvo patalpinta į specialų karstą ir užpilta kalkėmis. Dar 2 savaitės truko egzekvijos įvairiose Krokuvos bažnyčiose. Tik gegužės 25 dieną gedulinga procesija pajudėjo į Vilnių. Kelionėje dalyvavo 800 žirgų. Birželio 22 dieną kortežas atvyko į Vilnių. Po mėnesio. Na, tokie kortežai vakarų Europoje laidotuvių buvo žinomi. Na, man padarė įspūdį Anglijos karalienės Elžbietos pirmosios laidotuvių procesija, 1602 metai. Karalienė Elžbieta mirė Ričmonde, buvo pervežta į Londoną, į Vestminsterio abatijos bažnyčią. Šioje legendinėje procesijoje dalyvavo iš 1000 žmonių. Visi buvo apsirengę juodais drabužiais. Manyčiau, kad Barboros laidotuvių kortežas vykęs iš Krokuvos į Vilnių turėjo atrodyti dar įspūdingiau. Dėl to, kad ir atstumas didelis ir
keli dvarai ir, reiškia, Lenkų ir lietuvių, ir pats vyras ją lydėjo visą laiką, bet, žinot, va, toks apima pavydas, žiūrint į šią miniatiūrą, kad anglai tuometiniai pasirūpino ikonografija ir netgi knygą padarė, visą aprašymą su visais asmenim, kas dalyvauja, kas kur eina. Nu, galbūt ir mūsų buvo kas nors tokio padaryta, bet tikriausiai neišliko. Kaip vyko Barboros laidotuvių ceremonijos Vilniuje, yra neblogai žinoma. Labai prašom išjungti mikrofonus. Neklausoma. Rusijos kunigaikščio Albrechto sekretorius laiške papasakojo apie 3 dienas trukusias apeigas. Karstas su Barboros palaikais buvo pastatytas Vilniaus katedroje, laikytos gedulingos mišios. O kaip čia pagarsą palaikyti? Pabandyti, nes mes čia nesusikalbėsim. Čia turi Jo, tai smėtis, dar su kauka, suprantate. Apžiūrėjau. Nutildėme nemandagios. Tikriausiai nutildėme. Birželio 23 dieną 5 Vilniaus bažnyčiose vyko pamaldos, kurių metu auksu siuvinėtų audiniu uždengtas jos karstas buvo pastatomas ant katafalko. Paskutinioji ceremonijų diena buvo birželio 24, kai vėl katedroje vyko pamaldos, buvo sulaužytas karalienės Barboros antspaudas. Vilniaus kunigaikštiškieji rūmai, katedra ir 4 pagrindinės miesto bažnyčios buvo išdekoruotos juodais audiniais. Miestas ir rūmai pasinėrė į gilų gedulą. Na, čia irgi tik tai dėl asociacijos, Hanso Holbeino serijos Mirties šokis. Barboros karstas buvo nuleistas į nekaltojo prasidėjimo koplyčios kriptą šalia Elžbietos Habsburgaitės. Birželio 27 dieną dvaro auksakaliui Jonui Guntui buvo duotos auksinės monetos paauksuoti karūną, kuri turėjo būti padėta ant Barboros karsto. Na, manyčiau, kad tai buvo padaryta, bet matome, kad dėja tokio daikto mes jau neberadome. Karalienės Barboros Radvilaitės karūna. Na, jinai tokia pabrėžtinai karališka, pagaminta preciziškai, išskirtinai kokybiškai. Iš sidabro, kalimas, karpimas, graviravimas, auksavimas ir matome, kad jos lankelį puošia tokie iškilūs gumburai. Ir jie kiekvienas gumburas pabrėžia tą leliją karališkąją, o tarp jų yra išgraviruotos, kaip čia dar geriau matysis, o tarp jų yra išgraviruotos, išgraviruotos tokios 4 lapeliais, tokios 4-lapės rozetės. Da, auksakalys pagaminęs šį Barboros insignijų komplektą, neabejotinai komplektas, nes ir skeptras papuoštas tokiais gumburais, liko nežinomas. Tuo metu Krokuvoje karaliaus dvarui dirbo auksakalys Martynas Benbergeris. Būta spėjimo, kad jis pagamino šias insignijas, bet šaltiniais tai nepatvirtinta. Man teko rengti Edmundo Laucevičiaus medžiagą Lietuvos auksakalystės spaudai, labai senai tą dariau. Ir žinau, kad jo rankraštyje buvo kaip tik šita mintis, kad Martynas Benbergeris dirbo ir Vilniuje, ir kad galbūt insignijos pagamintos Vilniuje. Na, manyčiau, kad žinant dabartinės visas informacijas apie šias laidotuvės, manyčiau, kad ne. Vis tik tai teks pripažinti, kad jos yra pagamintos Krokuvoj, nors mes nežinome, koks auksakalys jas gamino.
Labai prabangus juvelyrinis dirbinys, beje, insignijoms jis nepriklauso, bet negaliu jo neaptarti, tai yra auksinė grandinėlė surasta Barboros kape. Kiekvienas segmentas pakartotas 4 kartus ir kiekvienas mažytis segmentas sujungtas tarp savęs ir tas jų sujungimas sudaro tokį sidabrinį kubą, tokį ažūrinį. Tai nepaprasto sudėtingumo ir grožio juvelyrikos kūrinys, kuris tiesiog labai lengvai lankstos ir tiesiog jisai taip teka tarp pirštų. Žygimanto Augusto dvare Vilniuje dirbo auksakalys Hanus Guntas, jau mano minėtas. Jį galima ir Jonu Guntu vadinti, bet šaltiniuose, tai aišku, vardai lietuviški, ne Jonas, o Hanus. Jis 1545 metais Vilniuje gamino grandinėles, dėja iš tų buhalterinių sąskaitų mes nežinom, aišku, kokias. 16 amžiaus portretuose labai apstu pavyzdžių grandinėlėmis pasipuošusių vyrų ir moterų. Karalienės Barboros gema, kurią sukūrė garsusis dvaro juvelyras Giovanni Jacopo Karalijo, italas, tai vienas gražiausių Barboros portretų, vaizduoja ją su labai tokiu turtingu auksiniu juvelyriniu dirbiniu. Sunku pasakyti, ar čia dailininkas norėjo šitą grandinėlę parodyti, ar kažkokį dar prabangesnį aukso juvelyrinį dirbinį, bet kad kostiumo dekoracijos 16 šimtmetyje grandinės, auksinės, sidabrinės labai buvo matomos ir labai gausios, tai čia tikrai tiesa. Žiedas, Barboros žiedas su 3 akmenimis ir juodintų ornamentų. Na, ornamentų analogijas mes galim nesunkiai rasti dailininko Virgilijaus Solio graviūrose, irgi kuris gyveno ir kūrė maždaug tam pačiam laikė, kai jinai gyveno. Kopenas buvo nupiešęs šitą žiedą. Na dabar čia, aišku, neprofesionalios tikrai fotografijos kol kas neturime. Bet labai įspūdinga yra šio žiedo dekoracija juodinimu ir apie ją aš tiesiog net ir radau to meto šaltinius. 16 amžiaus poetas Janas Kochanovskis, renesanso poetas, neapėjo tylomis juodintos juvelyrikos populiarumo. Jis parašė tokias epigramas, tokius trumpus eilėraštukus, 4 eilius, kuriuos pavadino fraški. Tie niekai jie yra išversti į lietuvių kalbą, bet aš paskaitysiu lenkiškai, nes tada geriau supranti tą visą originalą ir ką iš tikrųjų jisai norėjo pasakyti. A jako bogatый kupiec w sklepie wielkim. Jis čia išversiu, o kaip turtingas pirklys dideliai parduotuviai. Rozkładam swe towary cudzoziemcom wszelkim. Išdėlioju savo prekes visokiems užsieniečiams. Ir tada toliau labai įdomus išvardinami daiktai. Tu bisior, o bisior tai labai plonas audinys gaminamas iš moliuskų išskyrų, kažkas labai rytėliai. Tu kofterai, kofter, kafter, ypač delikatus šilko audinys, irgi be abejo įvežtinis iš rytų. Tu vloskie zaponki pasmanteriai, plonyčiai drabužių pakraščių apsiuvai. Tam daliai pulgatlašė, ten toliau pusatlasis, vėl audinys, į čarne peršionki ir juodieji žiedeliai. Tai va šitie juodieji žiedai, jie tikrai buvo populiarūs 16 amžiaus juvelyrikoje. Karalienės Barboros žiedas su 3 akmenimis turi dar vieną labai tokią svarbę simbolinę prasmę. Žiedai su skirtingų spalvų brangakmeniais, dažniausiai deimantais, rubinais ir smaragdais. Paplito kartu su Florencijos Medičių šeimoje, jiem priskirto devizo semper visada. Ir šio žiedo, kurį pats Žygimantas Augustas galimai uždėjo ant Barboros pirštų. Arba jis jai buvo dovanotas ir jinai dėvėjo jį visą laiką.
Simbolika prabyla apie vyro didžiulę meilę šiai moteriai. Savo jausmus jis išliejo ir epitafiniai lenteliai buvusio ant karsto viršaus. Ir čia vertimas iš lotynų kalbos. Mirė prieš laiką, bet nors ir būtų buvusi sena, Augustas būtų sakęs, kad mirė prieš laiką. Tai yra tokia pakankamai tokia jautri simbolika susijusi ir su šio žiedo, ta reiškia materialinė jo pusė. Na ir pabaigoj apie deimantų šlifavimą. 15-16 amžiui deimantų šlifavimas buvo labai sudėtingas ir labai komplikuotas. Ir aš galvoju, kad Vilniuje tai greičiausiai niekas nešlifavo deimantų, nes neturėjo matyti vis tiek tokios technologijos įgūdžių. Tie reiškia randami deimantai atvežami buvo pakankamai tokie, reiškia, grubūs, nedailūs ir kad iš jų padaryti žiedų jakutę, tai reikėdavo ilgas, ne tai kad valandas, bet kartais netgi 2 metus jį šlifuoti. Įsivaizduojat, kaip tai buvo sudėtinga. Ir vat suteikti tą reikiamą formą faktiškai vakarų Europai galėdavo vos kelios šlifavimo dirbtuvės. Venecija buvo pagrindinis šių technologijų centras 15 amžiui, o Antverpenas 16. Ir aštrieji deimantai buvo patys populiariausi. Ir va dėl tos šlifavimo technologijos komplikuotumo man kyla tokia, kad Elžbietos tas žiedas su tais lelijos formos, reiškia, lelijos formą sudarančiais deimantais, kad jis greičiausiai jinai vis tik tai jį atsivežė. Nors žiedai su aštriaisiais deimantais minimi Aleksandro Jogailaičio 1506 metų inventoriuje. Jūs matote čia iliustracijoje, va čia apačioj Anglijos karalienės Elžbietos Ludvail portreto fragmentą, kuriame matome ją turint ant piršto nepaprastai prabangų žiedą su labai aukšta aštre tokia piramidė. 16 amžius yra juvelyrikos virtuozų amžius. Dėl išskirtinės vertės deimantas buvo karalių ir kunigaikščių emblema. Ir štai mes turime antrąjį karalienės Barboros žiedą su aštriaisiais deimantais. Jame išliko tik 2 šoniniai aštrieji deimantai, centrinis dingęs. Na, aš esu įsitikinus, kad šitame žiede buvo centre nemažas aštrusis deimantas. Ta žiedo su 3, kaip jūs matote graviūroje, Kosimo I Medičius turėjo moto superapo, aš įveiksiu, susijęs su jo kolekcijoje buvusiais žiedais, su aštriaisiais deimantais, kuriuos turėdamas jis manė esąs aukštesnis už kitus. Deimantas buvo ypatingo stiprumo ženklas, buvo laikomas vertingesniu už visus kitus brangakmenius. Ir ypač buvo vertinami žiedai, kurie buvo nusagstyti keliais aštriaisiais deimantais, kaip matome štai šitame žiede, dabar saugomame Vienoje, Kunsthistorisches Museum, kurį nežinom, kas jį sukūrė, jis buvo eksponuotas Londone, tokio juvelyrikos parodoj 1993 metais. Bet tokiem žiedam projektus kūrė dailininkai, dizaineriai. Ir kaip tik prancūzų dizaineris Pieras Vairjotas kaip tik pasiūlė savo projektuose, ką matome šičia, reiškia, nusagstyti, čia aišku, jau visas lankelis nusagstytas tais aštriais spygliais, bet, reiškia, jis pradėjo tą tokią kaip ir tradiciją, kad ne vienas aštrusis deimantas, bet 16 amžiui jau jų darosi daug viename žiede ir tokį žiedą turėjo Vengrijos karalienė Izabelė Jogailaitė, vyresnioji Žygimanto Augusto sesuo, mylimiausia Bonos Sforcos dukra, po dvaro intrigų ištekėjusi už gerokai vyresnio už save Vengrijos karaliaus Jono Zapolijos, kuris labai greitai mirė po 1,5 metų palikęs ją su mažamečiu sūnum.
Na ir vestuvių metu Vengrijos pasiuntiniai įteikė jaunajai be kitų brangių dovanų auksinį žiedą, manoma, kad būtent šitą, kurį matote iliustracijoje. Taip pat ir paskutinioji iš Jogailaičių, Kotryna Jogailaitė, tekėdama už Suomijos karaliaus Jono III išsivežė virš 2000 vienetų įvairiausių brangenybių. Taip kad šitos brangenybės, kurių visi to meto valdančio elito atstovai ir atstovės turėjo tūkstančiais, ne po vieną, buvo pinigų investicija, buvo garantija, kad jeigu kas nors atsitiks, tokią brangenybę visada galima brangiai parduoti, ar karas, maras, gaisras ir panašiai, potvinis ir visokios nelaimės, ir šitas buvo laikoma, sakant, kaip garantas. Na ir Vengrijos karaliaus Motiejaus Korvino labai gerai žinomas iš šaltinių Artrusis Deimantas, kuris inspiravo jam devizą Durat et Lucet, ištvermingas ir spindintis, ir taip pat yra žinomas iš graviūrų 16 šimtmečio. Skaidrių brangakmenių įtaisymo paslaptimis užsiėmė Benvenuto Čelini. Jūs galite paskaityti jo traktatą, kuriame yra aprašomi šitie juvelyro paslapčių dalykai 1568 metai. Man atrodo, jau reikia pabaigti. Ačiū visiems uždėmesi. Bet čia yra tik tyrimo pradžia. Čia, žinokit, aš kaip sakyt, kaip pasakyti, čia pusės metų yra per mažai, kad susirankioti visus tos faktelius, visas tos sąryšius, ir technologinius, ir istorinius, ir visą tą sujungti. Taip, kad čia man dar reikia dar gerokai dirbti prie šito. Bet galbūt dabar jau bus klausimų. Kiek aš čia jūs užbaigiau? Nu va, lygiai valandą.